kaip jūs kovojate su korupcija teisme? Geros dienos. Jūs bijot kažko tai? Tai arba jūs išeinat, arba... Aš klausiu, jūs bijot kažko tai? Viešumo bijot? Geros dienos. Nu taip nesiekite. Čia yra mano darbo kabinetas. Tai gerai, čia vieša vieta. Tai prašau, išjungite mikrofoną, išjungite vaizdo rašymo priemonės, mes kalbam. Aš užsirašiau į viešą susitikimą su teismo pirmininku. Tai mūsų pokalbis nebus. Ko nebus, kokio pokalbio? Nebus. Kaip jūs galite tokiai pozicijoje to iš vis taip transliuoti? Kaip? Kokiu įstatymu remintis? Įstatymų nereikia, nes aš nevertinu. Jeigu statybose statybininkas kažkoks tai įpils vietoj cemento smėlio, tai direktorius turės pakomentuoti dėl šitokio dalyko. Tai kai jūsų teisme teisėjai vietoj cemento smėlį pylė į teisingumą, jūs irgi turėtumėt pakomentuoti tokius dalykus, o nekomentuosi. Man nesprendimas esmė, man klausimas, kodėl taip yra, kad 20 teisininkų per visą Lietuvą pasako vienaip, o čia atsiranda kažkaip tai išskirtinė. Visuomenės informavimo įstatymą, norit pacituoti man? Man cituoti nereikia. Tai jūs nežinote įstatymo. Tai jūs priimat viešam susitikimui piliečius, nežinote visuomenės informavimo įstatymo ir užimat teismo pirmininko pareigas? Aš jums visus klausimus, aš jums atsakiau. Ką jūs čia veikite šitoje vietoje? Ką jūs čia veikite šitoje vietoje? Tai va, čia yra... Ką jūs veikite šitoj pozicijoje? Kodėl piliečiai turi jums mokėti algą ir išlaikyti, jeigu jūs bijot viešumos? Kas čia per poziciją tokia teismo pirmininko? Dokumentą pateiks savo. Ar tai yra teisėtas reikalavimas ar neteisėtas, jau galėsim spręsti nagrinėjimo metu. Dabar pateik dokumentą. Gediminas Paplauskas. Kaip ir pristačiau teismą ir nebijau savo viešumo ir prisistatau čia. Jeigu tai yra neteisėtas reikalavimas, tu galėsi tai ir skųsti. O tai kam vykdyti jums neteisėtą reikalavimą? Kas teismo pirmininkas, jūsų tiesioginis pirmininkas? Jeigu tau atrodo, kad tai yra neteisėtas, ne tau, o jūs. Jeigu jums atrodo, kad tai yra neteisėtas reikalavimas. Sveiki, mėlyje, Gediminas Paplauskas. Dar su savo eiliniu video apie Lietuvos teisingumą ir kaip jis yra vykdomas. Tai šioje situacijoje susidūriau su tokiu dalyku. Tarp įmonių buvo pasirašytas sutartis ir fizinių asmenų ir tarp įmonių apie 20 sutarčių, tokių pačių identiškų pasirašyta sutarčių. Juose buvo numatyta tam tikra bauda, jeigu viena iš šalių tos sutarties neįvykdys. Ta suma sutartyje buvo 5000 eurų įrašyta. Tai iš tų 20 sutarčių kaip ir įvyko 4 teisiniai ginčai. Kas kaltas dėl sutarties nevykdymo. 3 iš tų ginčų buvo priteista po 5000 sumokėti, tų vadinkim sutartinių netesybų, o vienoje byloje kažkaip stebuklingai atsirado 25 000 bauda, kas realiai netitinka nei sutarties, nei protingumo, nei lygiateisiškumo principo, kurie numatyti teisėje. Tai susidūrė su tokia situacija, aš tiesiog norėjau aplankyti teismo pirmininką ir paklausti, kaip teisme tas teisingumas yra vykdomas, kaip teisėjai vertina įrodymus, bendrais klausimais pasikalbėti apskritai, kodėl šitoj situacijai, kai teisininkai ir formuojant sutartį ir pasirašant ir ją vykdant, nežinau, tikriausiai nagrinėjo minimum 10 skirtingų teisininkų ir teismų. Ir Klaipėdos apygardos teisme kažkaip sugebėjo priteisti 25 000 vietoj 5. Aš įtariu asmeniškai vienu atveju korupciją arba kitu atveju visišką nesigilinimą į bylos įrodymus, į duomenis, apie ką ir atėjau į teismą padiskutuoti. Ir kaip matau, užsirašęs į viešą susitikimą, į viešą pokalbį, buvau išprašytas su policija. Tai teismo pirmininko akytės drebėjo, pamačius kamerą. Tai čia klausimas tikriausiai visiems piliečiams, gyvenančiams Klaipėdoje ir ne tik Lietuvoje. O ko tas teisėjas taip išsigando tos kameros? Tai reportažą galite pažiūrėti toliau, jisai užtruks apie 15 minučių, bet edukaciniais tikslais tikrai vertėtų pasižiūrėti, nes kitą kartą gal prireiks irgi ginantis savo teisės apie teismo ir pareigūnų atvykusių mane išvaryti iš teismo kompetenciją, aš net nekomentuosiu. Tikrai gaila, kad tokie žmonės iš vis dirba tokį darbą. Gerą žiūrėjimą. Arba kviečiam policiją, arba jūs išėjate, arba ne. Teismo posėdėje. Bet jūs neinformavote, kad jūs ateisit su vaizdo ir garsu. O reikia informuoti? Taip.
Nu, šiaip turėtumėte. Koks įstatymas reglamentuoja? Ir mūsų vidaus taisyklės. Nėra, tai vidaus yra įstatymai. Išsimkit. Tai jūs įstatymų net nežinote. Iškvieskim policiją, kad važiuotų. Jeigu mes nesusikalbam, tai mes nesusikalbam. Taip. Teismo pirmininkas apygardos Klaipėdoje bijo viešumo, kviečia policiją, net nežino, kokią temą kalbėsimės, apie ką, ir bijo viešumo, nori, kad išjungtumėm kamerą, tai gal teismai korumpuoti, kad bijo viešumo. Prašau, ponas, išėjti. Ko jūs bijot kameros? Aš kameros nebijau, bet yra tam tikros taisyklės. Jeigu jūs yra įstatymai. Jeigu jūs nesilaikote įstatymų, prašom man taisyklių Aš neturiu niekur išeiti. Aš užsirašiau į viešą susitikimą su teismo pirmininku. Tai mūsų pokalbis nebus. Ko nebus, kokio pokalbio? Nebus. Kaip jūs galite tokiai pozicijoje to iš vis taip transliuoti? Kaip? Kokiu įstatymu remintis? Įstatymų nereikia. Nereikia įstatymų? Jeigu jūs Teismų nereikia. Tai va čia viena iš dalykų, dėl ko reikia kalbėti. Nes jums įstatymų nereikia. Prašau, ponas Paplauskis, jeigu mes tai jums nereikia, jūsų teisėjams nereikia įstatymų. Jeigu mes nesusikalbam, tai prašau, palikit kabinetą. O ko jūs bijot? Tai aš jums sakiau, jeigu mes kalbam, norim pasikalbėti, tai mes galim pasikalbėti. Mes be viešumo nieko nepasikalbėsime, nes viešumas yra vienas iš įrankių, kuris sprendžia problemas. Aš nebijau kalbėti Tai čia vieša vieta. Kabinetas ne, posėdžių salė yra vieša vieta. Posėdžio metu negalima filmuoti. Prašau, palikit kabinetą. Aš atėjau viešą susitikimą. Mūsų susitikimas baigės, kadangi mūsų susitikimas baigės, tai prašau išeikit. Nesibaigė, jisai 1 valandai. Prašom išeikit. Mes su jumis nesikalbėsim. Be kameros kalbėsite, su kamera nesikalbėsite. Taip. Koks skirtumas? Čia yra mano diskrecijos teisė nuspręst, kadangi jūs pas manęs atėjot, kokiu būdu aš atėjau į valstybinį įstaigą, ne pas jūs. Ne pas jūs kaip asmenį, aš atėjau į teismo. Pas teismo pirmininką, pas direktorių teismo, vadinkime taip. Direktorius teismo mes. Taip, jūs esate šitos įstaigos kaip direktorius, tolygus direktoriui. Jūs vadovaujate šitam teismo visam procesui, virsmui, vyksmui. Ir jūs viešas asmuo esate. Jūs prilyginamas viešam asmeniui. Mes dėl šito mes nediskutuojam. Yra tam tikra tvarka, dėl kurio mes diskusijų negali būti. Jūs mus neįspėjat, kad mes filmuosimės. Aš prieš įeinam parodžiu kamerą. Tai nieko neįspėjom ir tai nėra įstatymą, kad aš turiu spėti. Įstatymą gal atsiversti. Visuomenės informavimo įstatymą. Norit pacituoti man? Man cituoti nereikia. Tai jūs nežinote įstatymo. Tai jūs priimat viešam susitikimui piliečius, nežinote visuomenės informavimo įstatymo ir užimat teismo pirmininko pareigas? Aš jums klausimus, aš jums atsakiau. Ką jūs čia veikite šitą vietą? Ką jūs čia veikite šitą vietą? Čia yra ką jūs veikite šitoj pozicijoje? Kodėl piliečiai turi jums mokėti algą ir išlaikyti, jeigu jūs bijot viešumos? Kas čia per poziciją tokia teismo pirmininko? Jūs galite man paaiškinti? Aš sakiau, aš jums klausimus neišsakinėsiu. Jeigu toliau bus filmuojama, mes kalbėtis galim pasikviesti mūsų kolegės, daugiau diskusijų su mumis. Atverskite įstatymą, kuris draudžia man čia tą daryti, filmuoti ir tada mes galim išsiskirsti. Jūs to įstatymo nerasite, nes aš įstatymų žinau šioje vietoje geriau negu jūs. Tai puiku. Tai gerai, jūs žinot įstatymus, tai labai puiku. Tai kodėl jūs nežinot? Tai gal jūsų teismai irgi nežino? Čia yra jūsų teisė spręsti, taip kaip jūs nusprendėte. Tai jeigu jūs nežinot, jūsų teisėjai nežino ir teisingumas tada šlubuoja Lietuvoje. Taip, nes lengva persiskaityti viešai prieinamą informaciją. Be jokios abejonės. Tai kadangi mūsų susitikimas jau baigės, tai prašau palikite. Jis dar net neprasidėjo, 1 valandai buvo užrašyta. Jūs pasakėte, užeikite anksčiau, užėjau anksčiau. Su kamera ne. Jūs baigite. Apsijuoksit prieš visą, aš tos medžiagos nedėsiu, jeigu jūs pratęsit normaliai pokalbį, bet jeigu jūs nedėsit, aš... Išjungiat, jūs galite dėti, naudoti medžiagą, kur jūs išeisit, jūs baigsit čia karjerą po šito video. Viskas gerai. Nes jūs taip negalite elgtis. Pas jumis atėjo pilietis, susirašė viešam pokalbiui. Ta gali padaryti bet kuris pilietis ir gali kalbėtis. Ir kalbėsimės, mes kalbos nebuvo. Nėra skirtumo. Čia jūsų teisė spręsti. Valstybinės įstaigose apskritai galima filmuoti ir rašinėti neįspėjus tarnautojų apie tai, kad tai yra daroma. Yra įstatymas toksai. Tai vat kai teisėjai nežino tokių įstatymų, taip ir gaunasi, kad Lietuvoje teisingumo nėra. Viskas blogai yra. Čia yra mano kabinetas, žiūrėkit. Čia yra valstybinis kabinetas, čia yra mokesčių mokėtojų išlaikomas kabinetas, čia ne jūsų.
Jūsų ta pozicija, čia jūs 2 metus pabūsit, kitus metus ateis kitas dirbti žmogus. Tai puiku labai. Taip, čia yra valstybinė įstaiga. Be jokios abejonės. Tai taip, tai ką jūs sakote, kad pas jumis aš atėjau. Aš ne pas jumis, aš pas teismo pirmininką atėjau. Nu, kadangi mato, čia yra mano darbo vieta, tai aš čia šitą vietą... Aš noriu kalbėti su teismo pirmininku, ne su asmeniu, kuris dabar nori išsisukti nuo pokalbio. Teismo pirmininkas negali kalbėti apie pokalbį, tik tai tada, kai baigsit jūs įrašinėti. Man įdomu. Garsų įrašą. Jeigu jūs tai darot, mes pokalbį dėja turėsim pabaigti. Taip pat tikriausiai kaip ir jūsų teisėjos teisme, taip ir jūs, aš tariamai, jeigu jūs bijot viešumo, tai gal arba blogai gilinatės į bylas, arba įstatymų nežinote ir nuo to kenčia piliečiai, kurie susiduria su teisingumu. Nes yra konkretus vienas atvejis, kreipiasi pilietis, reikia paklausti, kaip taip yra. 20 teisininkų kitose byluose visur sutartį mato vienaip, o jūsų teisme sutartį mato visai kitaip. Matot, jūs kai ir kreipėtės su tuo vizitu, analogiškai. Jums buvo paaiškinta, kad aš, bet koks teismo pirmininkas teismo sprendimo nekomentuoja. Man nereikia, ne teismo sprendimo, man tiesiog, man nereikia jūs buvote įspėtas, kad mes tuo klausimu nesikalbėsim. Nes aš nevertinu. Jeigu statybose statybininkas kažkoks tai įpils vietoj cemento smėlio, tai direktorius turės pakomentuoti dėl šitokio dalyko. Tai kai jūsų teisme teisėjai vietoj cemento smėlį pylė į teisingumą, jūs irgi turėtumėt pakomentuoti tokius dalykus, o nekomentuosi. Man nesprendimas esmė, man klausimas, kodėl taip yra, kad 20 teisininkų per visą Lietuvą pasako vienaip, o čia atsiranda kažkaip tai išskirtinė kažkokia teisininkų, nežinau, kurie priima kitą sprendimą. Jeigu jūs nesutinkat su to priimtų sprendimus, turi teisę jį apskūsti. Tai ne tik teisę turiu apskūsti, aš turiu teisę apie jį kalbai viešai kalbėti ir viešinti. Drąsiai kalbėti. Nieks jums kalbėti drąsiai apie tą sprendimą, nieks jums neuždraudžia. Iki tam tikros ribos, iki nepagarbos. Tai nėra nepagarbos, jūs nepagarbą rodote, neįleisdami piliečių į viešą susitikimą. Tai piliečiai gali ateiti, bet tokiom būdom kaip jūs naudojate. Koks čia būdas? Išgąsdino kamerą? Koks čia būdas? Aš su kuo atėjau? Su šautuvu? Su kuom? Su bombom kokiom? Kaip aš čia atėjau? Apsiginklavęs? Kas? Telefoną turi kiekvienas pilietis, jisai gali įrašinėti ir protokoluoti savo susitikimą. Aš save protokoluoju, man įdomu, ką jūs pasakysite, grįžęs tą informaciją analizuosiu. Gal viešinsiu, gal ne, nežinau. Čia mano yra prerogatyva, nes mano... Mes pradėjom ne taip. Tai jeigu jūs baigsit filmuoti, tada mes galėsim kalbėtis. Bet jūs jau iškvietėt man policiją. Taip, nes jūs geranoriškai to... Tai jūs jau naudojate smurtą prieš mane dabar. Čia jūsų teisė spręsti. Jūs naudojate valstybės resursus tam, kad susiduriot su piliečiu, kuriam kyla klausimų dėl teisingumo. Vietoj to, kad atsakyti į klausimus arba pasikalbėti. Žiūrėkit, aš jums ką tik ir pasakiau, kad aš teismo sprendimų nevertinu. Tai mane ne teismo sprendimo vertinti. Jūs man šiaip apskritai vertinti teismo sprendimą. Kodėl? Nes jūs pats palyginot, kad kodėl vienas statybininkas panaudoja netokią medžiagą, jūs palyginot su teismo sprendimu. Taip, nes jūs kaip... Aš teismo sprendimų nevertinsiu. Tai nevertinkite. Ar teisėjas gerai priėmė tą sprendimą ar ne. Čia jisai išanalizavo bylos medžiagą, kokį jisai sprendimą priėmė, tokį jisai priėmė. Nesutinkat sprendimą ir dar 2 instancijas, prašau, turi teisę skųsti. Procesinė teisė jūs galite pasinaudoti, jeigu tai liečia jūs. Jeigu jūsų tai neliečia, nežinau. Bet jeigu teismas, pavyzdžiui, neskaito byloje esančių įrodymų, čia yra gerai ar negerai? Iš teismo sprendimo nieks, aš nepasakysiu, ar teisėjas... Teisėjai turi skaityti įrodymus? Nu, bet jūs esat suaugęs žmogus, jūs pats puikiausiai žinot, kad teisėjas, kaip gali teisėjas neskaitęs bylos išnagrinėti bylą. Tai jisai akivaizdžiai neskaitė šitoj byloje. Nes jeigu būtų skaitęs, tai nebūtų buvę tokio sprendimo. Galbūt jūs vienus įrodymus įvertinat, suprantat kitaip, teisėjas jie supranta visiškai kitaip. Tai, ką jūs priėmė ne jūsų naudai priimtą sprendimą, tai nereiškia, kad teisėjas neskaitė bylos, ar jisai jos nesupranta. Identiškai šitą sutartį pasirašė identišką, 1:1 20 asmenų. Aš jums atsakiau tą klausimą. Į jas gilinosi skirtingi teisininkai iš visos Lietuvos, tiek prieš pasirašant, tiek paskui. Ir taip, čia yra 5000 baudos klausimas sutartyje, viskas tvarkoja. Jeigu ateina jūsų teisme, vienas advokatas parašo vieną bylą, vieną procesinį sprendimą. Advokatai rašo taip, kitos pusės parašo irgi savo procesinį dokumentą, tai yra vienas ieškinį, kitas atsiliepimą. Gerai pasakyti, advokatas procesinius sprendimus ir surašo, kokį teisėjas turi parašyti sprendimą, pagal vieno advokato arba pagal kito advokato, jeigu jūs taip teigiate.
Tai yra tam tikri procesiniai Teisėjas turi dokumentai. savo parašyto, ne palei Tai advokato. Tai jeigu viena pusė yra teisi tam tikroj situacijoje, tai sprendimas bus priimtas kažkurios tai šalies naudai. Taip. Jeigu abi šalis bus neteisios, tai bus dalinis kažkoks tai ieškinio tenkinimas arba atmetimas. Bet taip nėra. Ir jūsų teisėjai Aš sakau, aš tikrai sprendimo nevertinsiu. Nereikia Aš tik vertinti. tai jums teorinę dalį pasakiau, kaip yra Aš sprendimai. pats mokinausi magistro studijas Vilniaus universitete, aš teorinę dalį puikiai žinau. Dėl to čia ir esu, nes... Tai aš man įdomu, ar teismė jeigu žino jūs šitą norite informaciją. savo reportažų šou, Aš tai nenoriu šau. tada žinokit, tai mūsų pokalbis Man kaip ir klausimas, dėl to ir kaip jūs prasidėjo. kovojate su korupcija teisme? Aš jums tą Aš klausimą- galiu giliau, aš daugiau žinau, aš galiu giliau čia ateiti. Aš dabar tik sprendžiau labai paprastą problemą. Tai, va, tai arba jūs baigėt filmuoti, arba dėjas turėsite. Nedarykit klaidos. Dabar jau klaidą padarėt. Nes galėjote tiesiog pakomentuoti tos dalykus, ką komentuojate ir nebūtų jokio nei reportažo, nei kažkokio skandalo. Dabar pasirodyti, nežinau kaip kas. Pas mane ateitų į statybų aikštelę, į kažkokią įmonės, dar kažką, kur yra verslai, visą laiką prašom. Į privačią įstaigą. O jūs vieša įstaiga esate. Jūs viešas asmuo. Jūs viešas asmuo. Jūs viešas asmuo. Yra mūsų tam tikros taisyklės, kurių mes... Jūs taisyklių neprisigalvojat. Va tam ir bėda, kad jūs savo viduje taisyklių prisigalvojat ir jos yra bėda visos Lietuvos. Ir ne tik apygardos teismo, o kitų teismų taip pat. Ir kad korupcijos čia tik vienas kitas skandalas išlenda, tai čia yra tik maža dalis. Jūsų teisė vertinti. Taip, mano teisė vertinti. Be jokios abejonės. Be abejo. Nu, va, po 5 minučių atvyksta policijos pareigūnai. Atėjo žmogus į priėmimą, buvo kalba, kad pokalbis, bet dėja. Na, pasižiūrėkime, kaip Lietuvos policija dirbo savo darbą. Aš, jeigu vertinti aplinkybės, aš užsirašiau viešą susitikimą su teismo pirmininku. Tai yra reglamentuotais įstatymu ir pilietis susitarę sutartų laikų gali atvykti į viešą įstaigą. Čia vieša įstaiga, taip? Jūs viešas asmuo. Ir aš galiu daryti tiek protokolui skirtą medžiagą, aš galiu daryti įrašą net neinformavęs, šiuo atveju aš ėjau ir informavau, kad aš norėsiu kalbėti bendromis temomis, neatskleidžiant kažkokių tai nelegalių ar neteisėtų duomenų su teismo pirmininku. Dabar policija laiku paaiškina, ar aš galiu daryti viešoje vietoje įrašą ar ne. Mūsų pokalbis su to ponu ir pasibaigęs, tai jis atsisako palikti mano kaip teismo pirmininkas kabinetą. Tai o, tai jam... Aš kaip suprantu, koridorius yra viešo vieta, o tie jau kabinetai jau kaip ir nebesiskaito viešo vieta. Jūs tik galvojate taip, ar turite įstatymą, kurio remiantis, taip sakydami? Atidarykit 260 straipsnį ir pasiskaitykite. Nu, atidarykite. Atidarykit ir pasiskaitykite. Aš neturiu, ko aš pas mane visą. Šiuo momentu jūs esate čia nepagėdaujamas, prašom. Pacituokite tą straipsnį, prašom. Asmuo, prašau jūs palikti faktą. Jūs tai viešas asmuo, jūs negalite tokio prašymo. Mūsų pokalbis ir pasibaigęs. Trukdot mano toliau man tęs darbą. Kaip gali trukdyti, jeigu aš užsirašiau pas jumis pusvalandžiui pokalbį, kurį jūs susiplanavote jau prieš 2 savaitės laiko? Kaip galima trukdyti, jeigu jūs jau suplanavote? Aš jums visus klausimus atsakiau. Jūs kalbėjote apie tai, apie bylos medžiagos susipažinimą, apie tai, iš kokių duomenų teisėjas susipažįsta ir priiminėja sprendimus. Aš jums tą atsakiau. Daugiau aš jums atsakyti neturiu ko. Tai dėl to aš prašau jūs palikti teismo mano kabinetą kaip teismo pirmininko. Aš noriu tęsti toliau dirbti su savo tiesioginę darbą. Gerai, vykdysi teisingumą, aš aiškus nekonfrontuosiu, bet tiek jūs nežinot įstatymų, tiek jūs nežinot įstatymų. Nei vieni, nei kiti. Paprašė asmuo, čia viešą įstaigą yra. Tiek policija Lietuvos, tiek teismas apygardos. Jokios geros dienos. Galėtume nusistatyti jūsų tapatybę, su kuo mes šnekom, šnekėjom, bendravom, vardas, pavardė arba... Viską žino. Ne, jūs prisistatykit, prašau. O kokį aš pažeidimą padariau? Atėjau viešą susitikimą, sunikavot iš vis. Jūs neprisistatysit? Visą informaciją perdaviau teismo. Kaip policijos pareigūnas, prašau jūsų Neteisėti jūsų prisistatyti. reikalavimai negalioja piliečiams. Pateikit savo Aš asmens pateikiau dokumentą. dokumentus visus. Mums pateikit asmens dokumentą. Dokumentą pateik savo. Ar tai yra teisėtas reikalavimas ar neteisėtas, jau galėsim spręsti nagrinėjimo metu. Dabar pateik dokumentą. Gediminas Paklauskas.
kaip ir pristačiau teismą ir nebijau savo viešumo ir prisistatau čia. Jeigu tai yra neteisėtas reikalavimas, tu galėsi tai skųsti. O tai kam vykdyti jums neteisėtą reikalavimą? Kas teismo pirmininkas, tau jūsų atrodo- tiesioginis Jeigu tau atrodo, kad tai yra Ne neteisėtas, tau, galėsi o apskųsti. jūs. Ne Jeigu tau, jums atrodo, kad tai tai yra mokinkitės neteisėtas bendrauti. reikalavimas, Jūsų tai gimimo galėsi Jūs apskųsti tą mokinkitės. neteisėtą reikalavimą. Kaip? Gimimo metai jūsų. Vieną įstatymą nežino, kitas mandagumą parodė. O trečias iš vis korumpuotas greičiausiai.